Nu va, kokie prisiminimai mano portfolio. Čia kaupiau kažkokias fotosesijų nuotraukas iš savo modeliavimo karjeros, ką esu turėjusi. Kažkaip faina prisiminti. Va, su halačiuku. Dabar faina prisiminti ir tos mano modeliavimo laikus, nors ir jie labai trumpi buvo. Aš iš viso iš Lietuvos niekur nebuvau išvažiavus. Bet visiškai gal netame esmė, bet visa šita patirtis, ką aš iš modelio pasiėmiau, tiek kalbant apie patį pozavimą, tiek drąsos atsiradimą, dar stipresnio pasitikėjimo. Ir taip, kiek pažinčių man va šitas dalykas atvėrė, tai esu šitam gyvenimo etapui modeliavimui tikrai labai dėkinga, nes ir su meistru Juozu Statkevičium susipažinau ir jo šou net kelius metus teko eiti ir teko pas jį net 2 mėnesius, kaip būti tas testavimo modelis. Pati stovykla yra skirta tiek mergaitėms, tiek berniukams nuo 8 iki 17 metų ir į pačią stovyklą gali registruotis tiek pažengę modeliai, tiek visiškai nauji ar absoliučiai net nebandę šito, kaip sakant, kelio. Su pačiais vaikais dirbs tikrai ir profesionalai, bus ir stilistai, fotografai, taip pat ir visažo mokytojai, jogos mokytojas, aktoriai, tai truputį palies skirtingas sferas, kur gal net vaikams kažkokį talentą padės atrasti, ko iki dabar dar nėra, tarkim, atradę. Tai jau vien tas faktas, kad pati stovykla yra prie jūros ir ta jūra yra tik 5 minučių atstumu, yra fantastinis dalykas, bet tuo pačiu, kas nori žengti modelio pasaulio, ar taip naujai mokslo metų pradžiai gauti daugiau pasitikėjimo savimi, drąsos, ar tėveliai, jeigu matot, kad vaikui to reikia, tai žinokit, kad nuo Liepos 9 iki Liepos 15 dienos yra organizuojama šita modelių stovykla, tai palieku registracijos linką, formą, kad galėtumėt ir daugiau pačios informacijos paskaityti apie pačią stovyklą ir taip užklausti kažkokių rūpimų klausimų.